suteikia tau šansą. Viskas, ko reikia, atsidurti tinkamoje vietoje, tinkamu laiku. Mes patys tave surasime ir suteiksime neeilinę galimybę. Tik 2 dalyviai atrinkti didžiuosiuose Lietuvos miestuose gaus 4 užduotis, kurios keisis kiekvienoje laidoje. Nataša, atvažiuok, prašau, labai reikia. Nu čia į Vilnių atvažiuok. Paskambink draugui. Labai reikia. Čia... Ne, dabar žinok tikrai negaliu. Labas, jūs, žinok, ėjau gatvę ir man pasigavo toks Tele2 šansas. Prašau, atvažiuok, prašau. Atvažiuosi? Yes, atvažiuoji! Parašyk žinutę. Paprašyk praeivę padainuoti. Šiandien netyčia man dievas iškrito, kažkur nuridėjo savo keliais. Įsirpsta vyšnia Suvalkijoj, raudonas, kad pravirta. Galiausiai įveik paskutinę Jis buvo užduotį. Lietuvos gydytojas, prozininkas, poetas, publicistas, kritikas, vertėjas, laikraščio redaktorius. O vienas svarbiausių jo kūrinių privalo mokėti kiekvienas, mylintis ir gerbiantis Lietuvą. tą kūrinį girdime kiekviename šaliai svarbiame renginyje, minėjime ir šventėje. Apie kokį žmogų kalbame. Tai padės tau surasti statinį skirtą atminti. Tai ką, žinau. Aš žinau, kur tai yra. O Vilniuje čia yra. Jie, klausyk, čia toks gydytojas, kur koncertuoja, kur čia jo paminklas yra. Nu jo, nu čia kiekvienai šventėj būna. Jau nuo birželio 1 dienos kiekvieną savaitgalį 17:40 per mūsų kanalą. Be ribų su Tele2.